Nemanau, kad žaidėm gerai, bet šitas rungtynės nereikia kartais žaisti gerai, jas reikia laimėti, tą ir padarėm, tai yra svarbiausia. Didelę dalį rungtynių atrodo kontroliavom situaciją, tačiau niekada negalėjom dėl savo klaidų pabėgti. Vėl dvi situacijos buvo tokios pačios, kaip vyksta ir visą sezoną. Pirmam kėlinukui turėjom panašiai apie +12 ir 2 baudas galėjom padaryti, jų nepadarėm, baigėm kėlinį +6. Antram kėlinukui, jeigu neklystu, turėjom +10, 2 baudas galėjom padaryti ir baigėm kėlinį su +1 ar 2, dabar neatsimenu, dėl to ten Luko metimo, kur nežinau. Taip, kad tobulėti yra kur, tačiau, sakau, šitose rungtynėse yra, ypač išvykose, yra svarbiausia laimėti ir tada dirbti už uždarų sienų. Komanda žinojo iš tikrųjų, ką baudoti, ką ne. Vėlgi, sakau, buvo situacijų, kada tikrai buvom nekokioj padėti, tačiau žaidėjai sugebėjo išlipti iš tos situacijos. Jie tikrai ketvirtą kėlinį, kaip sakant, kentėjo ir pavyko išnaudoti kažkokius tai pranašumus, ką pamatėm. Ir tas pats Broko žaidimas buvo labai puikus po pertraukos ir Kevino, o užbaigėm aišku su Paulium. Taip kad tikrai gera pergalė. Mes žaidžiam su Paulium 5 numeriu jau metai laiko, tas duoda vaisių, sakau, šiandien antram kėlinį kažkiek tai jie užcentravo prieš mūsų tą mažesnį penketą, o per antrą kėlinuką mes atrodo pagal mūsų statistiką prasileidom 10 taškų iš kaip sakant, atkovotų kamuolių puolime jų. Tai mums buvo labai svarbu užatakuoti jų aukštesnį 4 numerį ir žiūrėti, ar galėsim kažkiek tai atsiginti gynyboje. Tai Broko žaidimas būtent taip ir tą mums tikrai padėjo padaryti.